Labą dieną, deputate. Sveiki, Jonaiti. Ką jūs čia dabar juokus krečiate? Kokius juokus? Ar nematote, kad obuolius krečiu? Deputate, taigi, kad šaka nudžiūvusi. Tai kas, kad nudžiūvusi? Juk džiovinti obuoliai tai dar geriau, juos iš karto gali kramtyti. Nusibodo mums per posėdžius vien tą opoziciją griaužti. Nu, bet tai deputate, tai kad nėra, nei vieno obuolio nesimato. Jonaiti, va gerai papurtysiu ir pamatysite, kaip atsiras. O kodėl taip manote, deputate? Jonaiti, klausykit, va, kad pensininkai skundėsi, kad blogai gyvena. Jie gaudavo ir pensiją, ir dirbdavo. Va juos gerai papurtėme. Suprantat, uždarbiai nukrito, pensiją suspaudėme, o jie vis tiek laikosi. Taip, kur laikosi? Kur laikosi? Ir mieste, ir kaime, ir pas vaikus, ir senelių namuose, ir netgi ant šakos įsgybė laikosi. Pensininkai ant šakos? Taigi čia tragedija, deputate. Nu tai kokiagi čia tragedija dabar? Ar medžių mažai turime? Nu, bet šitaip tai negalima. Taigi reikia imtis kokių nors priemonių. Jonaiti, jūs negirdėjote mūsų naujo šūkio, turbūt. Kiekvienam pensininkui po atskirą medį. Tai palaukit, tai ką, tai taip dabar ir kabos kur papuolė? Kodėl kur papuolė? Taigi mes turime gerų planų. Steigsime pensininkų parką. Kiekvienas pensininkas galės pagal katalogą užsisakyti medį, koks jam patinka. Suprantat, veiks virvių pinimo fabrikėlis. Veiks muilo parduotuvė. Įsivaizduokite, kiek darbo vietų sukursi. Palaukit, deputate, bet jeigu pensininkas nebeturės pinigų net virviai, nu? Sakote nebe? Tai tegu sėdi medyje, nu? Tai kaip beždžionė. Nu, o kas čia blogo, Jonaiti? Čiagi nauja biznio rūšis, tai yra miško turizmas, štai. Suprantat, atvažiuos užsieniečiai, va, pas mus, jie užeis ir galės pasižiūrėti. Bet palaukit, deputate, nu taigi bus gėda. Prieš pasaulį gėda. Tai jiems bus gėda, kurie atvažiuos pasižiūrėti. Aš vat neseniai buvau užsieny tuo klausimu, pasidomėjau. Nuveda mane į zoologijos sodą, aš sumoku $20. O ten sėdi beždžionė, jinai sugeba tik tai bananą nusilūpų sugriaužti arba užpakalį raudoną parodyti. O mūsiškiai, pavyzdžiui, jie galės ir iš medžio išlipti, ir eilėraštuką padeklamuoti, ir suvenyrą įteikti, ir pasisveikinti, ir pašokdinti. Ir dainelę galės. Va, galės ir dainelę, ir šitaip jau užsidirbs pinigų. O kas bus, kai užsidirbs pinigų? O kai užsidirbs pinigų, jie galės išlipti iš medžio ir eiti į Europą. Į Europą? Taip. Deputate, man, norėjau paklausti. Taip. O kada jūs planuojat tą parką steigti? Greitai steigsime. O kodėl jūs taip domitės, Jonaite? Ai, mato, deputate, vat aš niekad gyvenime neturėjau sodo. Tai nors senatvėje sakau, nors savo medį įsigyčiau. Taigi padėsime, tam jūs mus ir išrinkote, kad mes jums padėtų. Ačiū. Tik pasakykite, koks jūsų ūgis, a? Mano ūgis 1,76 m. 1,76 m. O kam jūs čia klausėt? Matot, Jonaitė, man reikės pasakyti sodininkui, kurioj vietoj turi būti pirmoji šaka. Keliaukit ir pagalvokit. Ne, šiandien.